Sveiki visi, norintys išmokti struktūros pagrindų ir subtilybių. Esu Gabrielė Labanauskaitė, kūrybinio rašymo dėstytoja, dramaturgė, poetė, kurią domina naratyvo konstravimo principai ir tam paskyriau savo disertaciją. Kuogi naratyvai susijęs su struktūra, ogi visiškai tiesiogiai. Kaip mes sudėliojame savo pasakojimą, kokius įvykius jam parenkame ir kada juos atskleidžiame ir yra visa istorijos esmė. Tai skaitytojus gali sudominti, užkabinti ant intrigos kabliuko ir ilgai išlaikyti dėmesį. Juk mes tikrai nenorime, kad kas nors, pradėjęs ar pradėjusi skaityti mūsų knygą ar trumpos prozos kūrinį, jį mestų į šoną vos po kelių eilučių. Priešingai, mes norime, kad skaitytojai verstų puslapį po puslapio ir susidomėję norėtų sužinoti, kas bus toliau. O su susidomėjimu tiesiogiai susijusi struktūra, nes ji padeda jį sukurti ir išlaikyti. Taigi, taip įnikau į pasakojimo džiunglės. Ir iš tiesų, rašydama savo mokslo disertaciją ir tyrinėdama naratyvus, susipažinau su daugybė pasakojimo elementų. Vienas iš jų, vienas svarbiausių ir yra struktūra. Kaip kurti pasakojimą, kad būtų įdomu skaityti, kaip rašyti taip, kad skaitytume sulaikę žadą.